Nuo gruodžio 17 iki 2026 m. vasario 4 dienos Marsas tampa silpnesnis. Na ir mums tai reiškia, kad aktyvi energija, jinai tampa silpnesnė, daugiau emocijų ir skubėjimo, bet mažiau realaus rezultato. Na ir tai laikas, kai konfliktai gali labiau sekinti, nei duoti naudą. Kalbant apie Ukrainos ir Rusijos situaciją, šiuo periodu gali būti matomas nuovargis, o ne karo sustiprėjimas. Na ir gali būti įtampos ir tokių pavienių incidentų, bet be didesnių proveržių. Ir po sausio vidurio tikėtina daugiau šansų pauzė ir deryboms. Na, o pasaulyje šiuo metu gali daugėti chaotiškų situacijų, ypač susijusių su technika, energija ir logistika. Na, galimi kainų svyravimai ir informacinis triukšmas. Na, toks labiau nestabilumo laikotarpis. Na ir šiuo metu rekomenduojama neskubėti kelyje, būti atsargiems su technika, elektra ir ugnimi, vengti konfliktų, ultimatumų, ego kovų, mažinti riziką sporte, kasdieniuose veiksmuose, vengti tokių impulsyvių pirkimų ir spekulacijų, na, ir rinktis geriau stabilumą, o ne greitą naudą. Ir tiesiog mažiau reaguoti karštas naujienas, labiau tikrinti informacijos šaltinius, sprendimus stengtis priimti atviesus galvai. Ir šiuo metu gali pasireikšti dirglumas, nuovargis, todėl bus svarbus tinkamas miegas ir dienos režimas. Ir rekomenduojama, kad daugiau ramybės ir paprastumų. Kaip jūs jaučiate šį artėjantį periodą?